Labadiena visiems susirinkusiems čia į 2013 metų nominacijų įteikimo šventę. Baigėsi artėja pabaiga mokslo metai, todėl norėtume pasveikinti tuos, kurie šiais mokslo metais iš tiesų buvo patys sportiškiausi, geriausi, judriausi ir patys protingiausi. Taigi pradedame metų nominacijų įteikimą. Metų sėkmė 2013 metai. Nominacija Metų olimpiadininkai. Giedrė Skairytė lietuvių kalbos olimpiadoje 3. vieta. Taip pat apdovanojame Giedrę už puikius pasiekimus lietuvių kalbos olimpiadoje mokyklos padėkos raštu. Padėkos raštu taip pat apdovanojame lietuvių kalbos mokytoją Birutę Valatkienę. Nominacija Metų olimpiadininkai. 8 klasių komanda Rusų kalbos olimpiada 3. vieta. Trečios vietos laimėtojus kviečiu ateiti. Skaitau. Donatas Naikus, Jurgitas Pusakovas, Adomas Vidikauskas, Viktoras Smirnovas, Žilvinas Štuikis, Deimantė Židauskaitė, Tomas Kutkevičius, Laura Leonavičiūtė.
mokytojai už puikius mokinių pasiekimus rusų kalbos olimpiadoje. Gerbiamai Alai Artamoškinai. Ačiū olimpiadininkams. Dėkoja Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Švietimo kultūros ir sporto departamento švietimo skyrius, informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis. Padėka Vilniaus Šeškinės vidurinės mokyklos 12 klasės mokiniui Ervinui Kisleriui. Už pasiekimus gerus rezultatus Vilniaus miesto 24-ojoje moksleivių informatikos olimpiadoje. Čia proga noriu dar kartą perskaityti pavardės ne tik tai tų, kurie užėmė prizinės vietas olimpiadose, tačiau ir tų, kurie mokosi tik 9-ukais, 10-ukais ir jau po pirmojo pusmečio jiems buvo pareikšta direktoriaus padėka. Taigi noriu, kad dar kartą šios pavardės nuskambėtų šioje salėje. Tai iš 5-7 klasių Arbačiauskaitė Kamilė, Adomas Čekenis, Austėja Poškaitė, Algimanta Gadeikytė, Jonas Mindaugas Rimšelis, Dominika Kaukėnaitė, Paulius Vainoras, Tomas Radavičius. Šie mokiniai yra apdovanojami ekskursija į Kauną. Ir iš vyresniųjų klasių Tomas Veršalovičius, Viktorija Kalytė, Gabija Poškaitė, Austrinė Kulovaitė, Lauras Taškevič, Julius Katkūnas. Šie mokiniai yra apdovanojami Budalos ir Operos ir baleto teatro. Taip pat šią progą norėčiau įteikti jau tik tai mokyklos, turbūt čia daugiau lietuvių kalbos mokytojų, metodinės grupės apdovanojimą, tai diplomus raštingiausiems mokyklos mokiniams, kurie, rašydami nacionalinį diktantą, padarė mažiausiai klaidų. Tai Silvijai Misiūnaitei, Viktorijai Kvaraciejukai, Juditai Kavaliauskaitei, Emilijai Kriaučiūnaitei, Giedrei Skairytei, ne tik olimpiados nugalėtojai, Lauras Taškevič, ne tik 10-ukininkė, tačiau ir raštingiausias. Ir Tadui Jekeliūnui. Taigi renginį tęsime su nuotaikingu šokių kolektyvo Svajonės rolė. Prašom į sceną.
Prie šitos tribūnos atsiversti, pasižiūrėti ir prisiminti tuos, kurie amžinai būna mušami. Kaip pastebėjote, po tam tikrų varžybų padaugėja traumuotų. Vieni subintuoti, kiti sugipsuoti. Tačiau vis tiek, nenumaldomas noras eiti į mokyklą, atveda juos į mokyklos suolą. Tai aš prieinu, paklausiau pirmą kartą, nesupratau, kas tai per sportas. Antrą kartą jau nebeklausiau. Trečią kartą pro šalį praėjau ir taip viskas aišku. Taigi, metų sėkmė, nominacija metų sportininkai. Norėčiau, kad ateitų čia mūsų vyresnieji, mūsų vaikinų regbio komanda. Yra komanda viskai. O, ir sveikėlis. Prašom, sustokite čia, visi paskodykite, kad esate sveiki, kad esate galingi. Vaikinų ši regbio komanda laimėtojai, tai yra Vilniaus miesto, ir atsiprašau, Lietuvos antros vietos laimėtojai. Šiai nuostabiai mūsų komandai taipogi įteikiamas mokyklos padėkos raštas. Mokyklos regbio komandai ir treneriai, gerbiama trenerė Gina Midvienė. Jaunų ir jaunyčių pirminybėse, prašome mokytojai, kur jūs esate. Ir jūs kažką dar turite, tai prašome tada, galbūt reikite. Tai tokiu atveju Augustui Morkvėnui komandai laimėtojai. Ignui Urbanui. Ernestui Čiopčis. Robertui Valaneckiui. Tankui Tulgaudui. Ignui Kainai. Pauliui Kairiui.
Jonui Nevinskui. Nerijui Urbelioniui. Edgarui Baltrušaičiui. Markui Ruževičiui. Nuomonės dar nesprendė. Tiek daug prizų turi, kad nežinau. Pas mus visi regbininkai savamoksliai, taip sakant. 8 klasėje pradėjome, niekas nesportavo, nelankė jokių sporto mokyklų, grinai jų ir mano entuziazmo dėka mes pradėjom sportuoti regbį. Ir po to Augustas vienintelis iš komandos pradėjo lankyti treniruotes. Vis šiais metais mes susititomus. Tai norime įteikti mokyklai taures. Kuo daugiau žaidžiate, kuo daugiau jūs lupa, tuo daugiau gausite dovanų. Ačiū visiems. Dabar norėčiau dar kartą, kadangi ten mokytojai treneriai buvo nedarė viskas, mokytojai yra dar įteikiamas padėkos raštas ir treneriai Gina Didvienė už puikius rezultatus Vilniaus miesto mokytojai. Ačiū visai komandai, audringi aplodismentai, o dabar ačiū visais. Ačiū norėčiau pasakyti mokytojams, kurios tikrai išleido, tiksliau neišleido, nes jau buvom priversti nuo ryto iki vėlaus vakaro būti ten stadione ir kovoti. Ačiū auklėtojai, kuri išsiuntė, Valatkienė Birutė išsiuntė visą palaikymo komandą. Visa klasė aktyviai dalyvavo palaikymą. Stažus darė, valgys arbatas, girdė berniukus nuo ryto iki stadiaus vakaro. Ačiū visiems. Taip pat norime pakviesti į sceną kūno kultūros mokytoją Tadą Kasiukevičių, kuris taip pat Norėčiau komandą, kad ateitų čia. Pasirodytų visi kiti. Bet buvo parengtas dėkoju gerbiamam mokytojui, gerbiamam treneriui, be abejo. Ir norėčiau perskaityti pavardės tų, kurie, na, sakyčiau, garbingą šią vietą iškovojo. Tai jo treneris, prašom tada prie mikrofono, perskaitykite ir įteiksime. Edvinas Dainius.
Ačiū, dar kartą ačiū ir su naujomis pergalėmis ateityje. Dėkui. Mokykloje yra dvi regbio komandos, pasirodo, yra dar ir jaunesnieji, kadangi vyresnieji turbūt greitai išeis, tai mokytoja auginasi ir mažesnė komanda, kuri taip pat yra nugalėtoja Vilniaus mieste, užėmusi antrą vietą, todėl dar kartą suteikiamas žodis mokytojai Ginai Vidvienei. Būtų beveik 3 komandos, bet patys vyriausieji tapo artistais. Šiandien matėte, nenuvyko čia nuo scenos Povilas ir kas dar ten, Ronaldas, jau nebedalyvauja. Tai mes turim pačius mažiausius surinkę. Pasirodykit. Armandas, Šarūnas, Salvijus, 2 išvykę yra, Saulius, Aleksandras ir Danielis. Aleksandra Grishina. Salvijų Ramanauską. Armandą Deveikį. Saulių Čiupailą. Šarūną Kosnovskį. Ir Matą Kazlauską. Ir Salvijų tiek dabar mokyklai jūsų taurę. Vos vietos Vilniaus miesto. Vyko ant scenos štai daug renginių, vieni geresni tarp daugybės kitų. Loja staigminės. Loja po vieną. Visgi čia renginio būta ne vieno. Nominacija metų renginys atitenka kokiam renginiui? 100-dienis. Prašom 11-okai. Pagrindiniai rengėjai. Prašom. Visus, kurie keliavo į Smaragdo miestą geltonų plytų keliu. Ir 11 klasių mokiniai už labai gražų 100-dienį ir taip pat už kitus renginius mokykloje taip pat yra apdovanojami bilietais į operos ir baleto teatrą. Tai Justas Naidičius, Gabrielė Blaženytė, Rosvaldas Naganovičius, Egidijus Raznauskas, Virginijus Juršėnas, Rytis Motiejus Stašys, Saulius Andrėjevas, Tomas Zulonas, Kristina Rodėvič, Odeta Čelkytė, Viktorija Pčiola, Ingrida Stankevič, Laura Vislovuk, Karolina Masaitytė, Albertas Buržinskis, Julius Mickevičius, Julijus Kaujanskas, Laura Pivoliūnaitė, Ieva Rudytė, Sandra Strabulytė.
nesitikėjom jo darbo šūkius. Ir metų jau 100 praėjo, kada mes Maironį Vinogą pradėjome. Nominacija metų projektas skiriama pusmetį trukusiam projektui skirtam Maironio 150-osioms metinėms. Nominaciją pasiimti kviečiame lietuvių kalbos mokytoją Levitą Pipirienę. Labai gausiai ir labai aktyviai dalyvavote šiame projekte. Aš jau neskaitysiu visų pavardžių, tačiau pagal pažadą visi 6-8 klasių mokiniai, kai tik tai sužydės pievos, vyksta į ekskursiją į Kauną, na, o vyresnieji 10-12 klasių mokiniai, irgi pavardžių jau neskaitysiu, labai aktyviai dalyvavę šiame projekte, apdovanojami bilietais į operos ir baleto teatrą. Taip pat prie ekskursijos į Kauną prisijungia ne tik tai 9-ukininkai, 10-ukininkai iki 8 klasių, tačiau ir gerų rezultatų pasiekę padėkos raštais apdovanoti miesto matematikos olimpiadoje Mantas Kandrotas, Augustas Pajarskis ir Žilvinas Gurklys. Toliau jums pasirodyti nekantravo Testučio vaidybinio studijos vaikai, kurie norėtų atlikti jums keletą kūrinių. Prašom sceną.
neturim tiek daug instrumentų, tai galvom, galbūt kitais metais pavyks padaryti 3. Bet Benas yra iš vėlesnės kartos ir iš tikrųjų yra pažengęs vienas iš mano mokinių, tai mes truputėlį pagrosim šitą kūrinį visai skirtingai su gan visai puikia Beno improvizacija. Taip, mano klausom. Kviečiu naujai gimusį ansamblį, kuria visada smagu dirbti ir tai jau, manau, kad bręstantys žmonės ir galbūt kažkada pelnės gyvenime kažkokį muzikinį pripažinimą.
Nominacija metų sutartis atitenka Vilniaus Šeškinės vidurinės mokyklos ir Čiko Rako sutarčiai dėl mokyklinių spintelių. Nominaciją prašom atsiimti sutarties iniciatorių mokyklos direktorių Antaną Kalinauską. Komentaras. Ačiū už nominaciją, tačiau norėčiau patikslinti, kad aš sutarties nesudarinėjau. Sutartį sudarinėjo mokinių tėveliai. Bet, kad iniciatyvą parodžiau, ačiū. Priimu. Šokti gali šiaip visi, ir maži, ir dideli. Jeigu nori šokti čia, pas sceną, ne šiaip sau čia. Nominacija metų festivalis atitenka už 4 metus šioje salėje vykstantį Vilniaus mokinių šokių kolektyvų festivaliui Šokio judesy, kurio organizatorė, iniciatorė ir kolektyvų mokytoja yra Violeta Žukienė. Prašom pasiimti šią gražią nominaciją. Ir tikimės, kad kitais metais šioje salėje vyks 5. festivalis. Taigi renginį tęsimas nuotaikingų šokio kolektyvo svoje pasirodė. Rašom į sceną. You are
Kas nedirba, kas nevalgo, sako Leonas išeitis. Jeigu valgys valgykloje, tai nebesi kuris. Nominacija metų valgytojas. Šią nominaciją mokyklos valgyklos darbuotojos skiria aktyviausiam, dažniausiam lankytojui Mantui Adomavičiui. Galbūt Mantas valgytojas, nėra gaila, perduosime. Metų sėkmės 2013 nominacija už nominaciją Metų bėgikas iš pamokų atitenka daugiau kaip 90% pamokų praleidusiam 10 klasės mokiniui Rimvydui Vainickui. Pasiimti klasės auklėtoją Birutę Valatkienę. Būna žmonės daug konstruoja, daug idėjų. Bet metų žaidimais smarkiai šviečiai akis. Nominacija Metų kūrinys skiriama už 100-dienio originalų testamentą jo autoriams 12 klasės mokiniams Povilui Toliušiui ir Mykolui Treikauskui. Prašom pasirodyti. Povilai. Kyla yra vienas iš toks, kuris jums direktorių visai mokyklos bendruomeniai norėtų padovanoti meno kūrinį, kurtą jo patį rankas. Taigi, prašom sceną. Autorius susirgo arba pretenduos turbūt irgi į nominaciją kokią nors kitais metais. Nėra. Kitais metais paslaptį atskleisim. Viską nulipdys.
Yra pas mus ne tik tai respublikinių nominantų, ne tik tai Vilniaus miesto, tačiau džiaugiamės ir tais, kurie garsina mokyklą, apskritai mūsų valstybę pasaulyje. Gaila, kad, nežinau, gal pasirodys netikėtai. Metų sėkmė 2013. Nominacija Metų čempionas, dar kartą kartuoju. Tai Mykolas Traikauskas, pasaulio kosminių modelių varžybų vicečempionas. Mykolai Traikauskas. Tai ne veltui tai, ką mes matėme, Mykolas berods išskrido kažkur. Tai ir padėkos raštas Mykolui Traikauskui, pasaulio kosminių modelių varžybų vicečempionai, už garbingus pasiekimus. Dėl tavęs galiu sėsti ugnį. Labai negaliu klausyti. Neina. Kodėl, man? Neina, neklausysi. Man šiaip geriau sekasi dainuoti, aš šiandien peršalau, užkimau. Man dušė geriau, aš būna geriau, tiesiog nelabai. Dainuoti dušė tikrai nesunku. Ta galiu aš, ta jis net ir tu. Taip atsitiko, kad štai klausų užgimė grupė tarp mūsų visų. Nominacija Metų debiutas atitenka per Kalėdas pirmą kartą šioje salėje pasirodžiusiai ir turbūt daugiausiai pasiekusiai alternatyviosios muzikos grupiai, jie tada vadinosi The Spikes. Prašom, Kęstučio Vaiginio grupė. Ir kadangi turbūt jau visos nominacijos baigėsi, taigi pati naujausia nominacija Metų idėja, turbūt mūsų visų pritarimo, galėtų būti skiriama tiems, kurie šią salę apsuko atvirkščiai ir padovanojo šią gražią šventę. Taigi, šios šventės organizatoriui Povilui Toliušiui ir Ronaldui Galiniui.